Labas vakaras, gerbiami BTV televizijos sporto aistruoliai. Rugsėjį Panevėžys pakvietė visus į Europos galiūnų taurę 2024 į savo 521 gimtadienį. Ir nuo mažų iki vyresniųjų visi mėgavosi miesto švente ir miesto svečiai ir vietiniai gyventojai mėgausis galiūnų pasirodymu. Šiaip šventė didžiulė buvo su koncertais, su menu, daug veiklų, bet aišku, kad mes labiausiai koncentruojamės į galiūnų Europos taurės varžybas. Čia matote visus galiūnus atvykusius iš įvairių pasaulio šalių. Na ir šiandien kova žadama iš tikrųjų labai įdomi. Vienas gražiausių gimtadienio akcentų, aišku, kad yra galiūnų varžybos. Netrukus pasveikins visus miesto meras, tars pasveikinamąjį žodį. Na, o čia matote ir dalyvius, kurie kausis dėl nugalėtojo titulo, ir be jokios abejonės teisėjų brigadą, kuriai kaip visada vadovaus Saulius Brusokas. O čia matote dalyvius, jie atvažiavo ir iš Danijos, ir iš Švedijos, ir iš Ukrainos. Džiugu, kad lietuvių atstovų turime net 5. Turime ir vieną Suomį, o Lietuvai atstovaus, kaip matėte, Lukas Mataitis, Vytenis Pauža, Modestas Truckus, Tomas Šliupas, Saulius Kikas, o štai čia ir Saulius Brusokas, šių varžybų vyriausiasis teisėjas, sekretorė Rasa Brusokienė. Jie prižiūrės, kad viskas būtų objektyvu ir sąžininga. Na, o dabar žodis miesto atstovams. Ačiū Aukštaitijos sostinės atstovai, o dabar pristatom pirmąją rungtį. Maišų metimas į aukštį. Aukštis 4,50 m. Laimi tas galiūnas, kuris 6 maišus permeta per šitą aukštį greičiausiai. Taip, pirma rungtis yra maišų metimas į aukštį. 6 maišai, sveria jie 15, 17,5, 20, 22 kg, 25 ir 27 kg. Tai pradžia turėtų būti kiekvienam, oi, koks nepavykęs metimas. Tas sprogstamoji jėga kartais ir pakiša koją, aišku, dėl šios klaidelės ukrainietis sugaišo kažkiek tai laiko, nors pats patenkintas, iškėlės rankas į viršų. Žiūrime atskaitos taškas. Roman Grekov, 27 sekundės 30 šimtųjų, 6 maišai. Roman Grekov pradėjo šią rungtį. 27:30. Gerai. Čia Švedijos atstovas Kim Johansson. Ir pažiūrėsime, kaip seksis jam. Aukštis 4,5 metrai, aukščio stovas, limitas 60 sekundžių. Taip, atskaitos tašką davė ukrainietis. Ajajai, čia tas dalykas, kuris labiausiai erzina, kai padarai viską, o tau pritrūksta viso labo kelių centimetrų. Ir tai, aišku, irgi pakišo koją su tuo 27 kg maišu. Bet rezultatas yra štai toks, 29 sekundės 32 šimtosios, 2 sekundėm prasčiau nei ukrainietis. Na, tai ukrainietis kol kas pirmauja, o dabar mes susikoncentruojam į Tomą Šliupą, Lietuvos atstovas. Pradžia labai nebloga ir laikas irgi geras, lieka 2 maišai, 25 kg, o čia 27. Tas sunkiausias, jeigu jis bus permestas, viskas bus gerai. Ojojoj, 5 maišus jis numetė per 16 sekundžių. Žiūrime. 27. Aišku, jau matė antraštės, kad permesti per rekordinį laiką maišai. Tokie dalykai išmuša psichologiškai, atima pagrindą iš po kojų. Laikas jau faktas, kad jeigu net ir permes bus tikrai ne pats geriausias, ir nutarė Tomas Šliupas daugiau nebevargti. 5 maišai per 16 sekundžių. Labai buvo geras rezultatas. Jeigu dar su tuo 6 maišu viskas būtų gerai, būtų pasigėrėtina.
būtų tilpęs ko gero drąsiai ir į 20 sekundžių. Na, o čia Suomijos atstovas Niko Voitilainenas. Iš 3 kol kas mūsų matytų sportininkų tik tai 2 permetė 6 maišus. Deja, tas trečiasis, kuris nepermetė, buvo lietuvis. Žiūrėsime, kaip Suomijui seksis. Ir čia panašu, kad norėjau sakyti, ta pati problema, net ne ta pati. Jam 2 maišai lieka nepermesti. Ir štai 25 kg permestas, laikas tikrai jau nebus pats geriausias. Dabar didžiausia užduotis permesti štai šį patį sunkiausią maišą. Vis labiau populiarėja ši rungtis ir žiūrovam ji patinka. Ir sportininkai įvairias taktikas naudoja. Na, aišku, čia svarbiausia yra psichologinė būsena, sprogstamoji jėga. Nėra pats patenkintas, ko gero, Suomis. 5 maišai per 29 sekundės. Na, mums paguoda tik tai tokia, kad Tomas tos 5 maišus kur kas greičiau, beveik 2 greičiau permetė. O čia mūsų didžioji viltis, vienas iš šių varžybų favoritų, Modestas Struckus. Na, žiūrėkime, kol kas dar kartą primenu, ukrainiečio laikas yra 27:30. Iš 4 sportininkų 2 permetė 5, 2 permetė 6 maišus. Labai gera pradžia. Ir dar žiūrėkit, su kokiu rezervu į viršų žiūrovų lūkesčiai kyla, o čia prasideda netikėtumai. Ai. Aukščio visiškai užtenka, tik tai neužtenka permesti. Trajektorija bloga iš 3 bandymų, kiek jėgų sunaudota. Na, tikėkimės, netikėtas siužeto vingis. Tikrai gali Modestas permesti, tuo net nebejoju, reikia tik tai susikaupti. Taip, įrodė pats savo, aišku, kad supykęs, aišku, kad nepatenkintas šio išvargtų rezultatu, o taip viskas sklandžiai ėjosi. 6 maišai 48-87, kol kas 3 vieta. Na, dar lietuvių yra Saulius Kikas. Žiūrime, kaip jam seksis. Oi, 1 gerai, 2 puikiai su 2 metrų avansu, o čia taip, va tie prasideda nemalonus dalykai. Ne, kitą maišą reikia imti, taip, lieka dar 3 maišai, aišku, jau čia sugaišta. Na, kas čia su ta trajektorija, lietuviams kiša ta trajektorija. Koja, lieka dar 2 maišai, 25 kg. Stebi jisai, žiūri į Saulių Brusoką, ar duotas leidimas permesti dar kartą? Ne, 27 kg. Sauliau, žiūrime. Taip. Ir Sauliaus rezultatas yra beje geresnis. Kol kas tai yra geriausias lietuvių rezultatas. 6:41, visi 6 maišai permesti. Na, įdomu, kaip seksis ir kitiems lietuviams. Dabar kaip tik ir galim pamatyti, neįtin gerai. Lukas Mataitis, Vytenis Pauža permetė 3 maišus. Kaip ir sakiau, ukrainietis 1, švedas 2, lietuviai Saulius Kikas, Modestas Struckus užima ir Tomas Šliupas atitinkamai 3, 4, 5 vietas. Nieko baisaus, tai tik 1 rungtis, o mes keliaujame į 2 traktoriaus tempimo rungtį. Ją pristato Saulius Brusokas. Dėmesio į ekraną. 5 tonas sveriantį traktorių reikės traukti 20 metrų, laimės galiūnas tas, kuris įveiks distanciją greičiausiai. Taip, visiška tiesa, traktorių svoris iš tiesų didelis, tai yra 5 tonos. Na, o čia žiūrime, Maksimilianas Eskartas, dar nematytas, 1 rungtyje mums jo nerodė, jisai atitinkamai užėmė 8 vietą 1 rungtyje ir turi kol kas kuklius 3 taškus, nepalyginsi su ukrainiečiu, kuris turi 10, bet Maksimiliano rezultatas bus mums atskaitos taškas. Galime apžiūrėti, distancija yra 20 metrų, laiko limitas, kol kas išnaudotas pusė išnaudoto laiko limito, reikia tilpti į 60 sekundžių. Na, viskas kaip ir paprasta, laimė sportininkas, greičiausiai nutempęs traktorių. Švedas gan sunkiai pasiekė finišą, bet šiaip netaip jis jį pasiekė. Rezultatas visai neblogas, 44 sekundės 20 šimtųjų. Į jį ir orientuosimės, kai grįšim po pertraukėlės.
Gerbiami žiūrovai, po trumpos pertraukėlės sveiki sugrįžę į Galiūnų Europos taurės varžybas. Kova prasidėjo nuo pat pirmos rungties. Taip, ir antra rungtis traktoriaus tempimas. Panevėžy švenčia savo gimtadienį. Primenu jums tai, 3 dienas skambėjo muzika, įvairios veiklos. 3 dienų gimtadienio šventė. Panevėžiečiai, miesto svečiai labai patenkinti. Daug dalykų toje šventėje buvo, ir bėgimo rekordas, ir orkestrų, ir populiarių atlikėjų pasirodymai, ir vėliavos kelimo ceremonijos. Bet, aišku, mes, Galiūnų sporto gerbėjai, susikoncentravę į Galiūnų sporto varžybas. Ir čia, primenu, daug stiprių konkurentų. Pirmauja ukrainietis po pirmos rungties maišų metimo į aukštį. Dalyvauja šiuose varžybose ir net 5 lietuviai. Lukas Mataitis, Vytenis Pauža, Modestas Struckus, Tomas Šliūpas ir Saulius Kikas. Geriausi rezultatai lietuviai yra atitinkamai 3., 4. ir 5. vietos. Na, o čia žiūrime Anders Aslak, 59 sekundės 67 šimtosios. Tai yra Danijos atstovas. Na, kol kas mes 2 matėme. Švedo 44 sekundės ir Dano 59 sekundės. Modestas Struckus, kaip įdomu dabar, kaip jisai pasirodys. Na, nepaslaptis, kad Modestas Struckus po pirmos rungties, kur užėmė 4. vietą, turbūt pats puikiai supranta, ir mes žinome jo galimybės, jeigu ne ta nelemta klaida, kai tas 6. maišas niekaip nepagavo reikiamos trajektorijos ir 3 kartus jis buvo išmestas į tinkamą aukštį, tai pakišo jam koją, ir dabar, man atrodo, Modestas Struckus nori revanšuotis ir nori parodyti kuo geriausią rezultatą. Rungtis jam visai neblogai susiklostė. Bravo, 34 sekundės 55 šimtosios. Man atrodo, čia tikrai jau pasims didesnį taškų kiekį iš visų dalyvaujančių. Iš viso dalyvauja 10 sportininkų. Na, o čia švedas. Švedas, kuris po pirmos rungties yra antras. Tai jis mums yra tas Galiūnas, kurio rezultatas labai svarbus. O svarbiausia, aišku, yra, ar jisai aplenks Modestą Struckų ar ne. Pradžia švedo tikrai nebloga, viską daro gerai, ir tas pasvirimo kampas pakankamai geras, ir pagavęs ritmą, perimant rankomis virvę, stabiliai, gerai švedas artėja. Na, ir artėja prie Modesto rezultato. Modesto jau tikrai rezultato jisai nepagerins, užtruko ilgiau nei Modestas 3 sekundėmis. Mums tai nėra blogai. Akivaizdu, kad Modestas sumažins tą atotrukį tarp 2. ir 3. vietos. Na, o dabar startuoja ir šių varžybų lyderis. Na, gal ir negerai sakyti lyderis po pirmos rungties, bet su didelėm ambicijom atvyko čia ukrainietis Roman Grekov. Kol kas jisai turi 10 maksimalų taškų kraitį. Ir žiūrėkit, kaip jis gerai viską daro. Ar tik nebus čia ta situacija, kad ukrainietis pasims dar vieną 1. vietą, nes panašu, kad jisai artėja prie to, kad gali nuskinti, arba bent jau labai panašiai jisai kaip Modestas Struckus. Na, Modesto 34-55, kiek ukrainiečio? Ai. 34-48. Modestas parodė prastesnį rezultatą, kiek nedaug. Bet kokiu atveju. Modestas 2. vieta, švedas 3, ukrainietis 2. 1. vieta, Danas 4, na, o kitiem lietuviam šiek tiek prasčiau susiklostė ši rungtis. Saulius Kikas 6, Vytenis 7, Tomas Šliūpas keista 8, Suomis 9 ir Lukas Mataitis paskutinis. Taip, pirmauja po 2 rungčių ukrainietis ir turi 3 taškų atotrukį nuo švedo. Švedui ant kulnų lipa Modestas Struckus ir Saulius Kikas. Varžybos tęsiasi toliau, dar čia, man atrodo, bus daug siurprizų. Mes keliaujame į 3. rungtį, jeigu neklystu, tai bus rungtis maišo laikymas.
25 kg maišiuko laikymas. Laimi tas galiūnas, kuris išlaiko šį maišiuką ilgiausiai. Taip, maišas 25 kg. Sportininkas laikys maišą į priekį ištiestomis rankomis ir, kaip ir sakė Saulius Brusokas, laimės sportininkas ilgiausiai išlaikęs maišą. Na, nežinau, kokios priežastys Luką Mataitį kamuoja, gal po visų varžybų dar nespėjo pasilsėti, gal nespėjo įgyti reikiamos formos, gal kokia trauma kankina Lukas Mataitis iš tų, kuris visada į ketvirtuką, bent penketuką patenka, kol kas rezultatai kuklesni. Linkime Lukui Mataičiui šioje trečioje rungtyje kuo geriausio rezultato. Kuo ilgiau išlaikai, tuo daugiau taškų gauni. Labai neblogai Lukas Mataitis, labai gerai, kad mums režisieriai jį rodo. Rimtas pareiškimas šioje rungtyje ir Lukas Mataitis, šaunuolis, 58-58, koks geras rezultatas, bet su tokiu rezultatu tikrai bus sudaryta konkurencija kitiems galiūnams. To ir linkime, aišku, mums svarbiausia yra švedas. Mums labai svarbus yra ukrainietis Vytenis Pauža. Vytenis Pauža po 2 rungčių turi 5 taškus ir užima 9 vietą. Vienu laipteliu jisai aukščiau nei Lukas Mataitis po 2 rungčių. Vytenis Pauža. Turėtų jam būti palanki ši rungtis. Turi visus duomenis pademonstruoti kuo geresnį rezultatą. Tai pusę minutės jau yra. Na, aišku, gal norėtųsi aktyvesnio palaikymo iš publikos, bet girdime, kad ovacijos karts nuo karto nuskamba čia Aukštaitijos sostinėje. Na taip, jau visi supranta, kad reikia palaikymo Vyteniui Paužai. Pavieniai aplodismentai. Dar artėja prie Luko Mataičio, ar pavyks jį aplenkti? Ne, Luko Mataičio 58 sekundžių rezultatas nepagerintas, 3 sekundėmis trumpiau išlaikė Vytenis Pauža, 55-41. Irgi geras rezultatas. Na, o čia Anders Aslak. Pirmoje rungtyje jisai ganėtinai kukliai pasirodė, užėmė tik tai 7 vietą. Antroje rungtyje kur kas geriau, jis užėmė 5 vietą, kol kas jo rezultatai vis gerin ir gerin. Taip, Saulius Brusokas pataiso šiek tiek laikymo kampą. Kaip nekartą Žydrūnas Savickas sakė, rankos turi būti ausų lygyje. Tada viskas teisingai. Na, pagal tą stovėseną, pagal tą olimpinę ramybę, atrodo, kad Anders Aslak dar nusiteikęs ilgiau palaikyti. Na, štai va, pirmieji ženklai pasirodo šiokio tokio nuovargio. 45 sekundės. Artėja prie Vytenio Paužos 55 ir Luko Mataičio 58. Na, ar Danas aplenks Paužą? Paužą aplenkė. Ar aplenks Luką Mataitį? Ir Luką aplenkė. Perėjo minutės ribą. Oi, kaip čia gerai. Geras rezultatas. Minutė 2. Čia yra rimta. Na, matot, pirmoji rungtyje 7, antroji 5, trečioji bus mažiausiai trejetuke. O čia Modestas Truskus. Labai svarbus čia pasirodymas ir labai svarbus, ko gero, persilaužimo momentas. Primenu, mūsų Modestas užima 3 vietą, jeigu neklystu, 17 taškų berods. Jis ten turi, žodžiu, tik 1 tašku atsilieka nuo švedo, kuris įsitaisęs 2 vietoje. Ir dabar planas minimum. Išlaikyti ilgiau nei švedas. Planas maksimum. Išlaikyti ilgiausiai už visus ir pasimti maksimalų taškų kiekį. Modestui ši rungtis yra paranki. Na, žiūrim, taip, galų gale žiūrovai padeda galiūnams. 40 sekundžių riba jau peržengta.
Kol kas jokios panikos nėra. Dar Modestą išlaikom. Va dabar prasideda svarbiausios sekundės, 50 sekundžių riba perimta. Paužos rezultatas geras. Aplenktas, Mataitis aplenktas, kaip su to Danu, 1 minutė ir 2 sekundės, Dano rezultatas pagerintas, kol kas tai bus geriausias rezultatas, tik reikia nepamiršti, kad bus ukrainietis, dar bus švedas ir dar Modestai laikom ir minutė kiek? Minutė 10? Minutė 10:71. Na, aš nežinau, ar yra kas nors, kas galėtų pagerinti šį rezultatą. Rezultatas tobulas. Na, o dabar žiūrime. Roman Grekov. 2 pirmos vietos po 2 rungčių. Rimta paraiška, jisai kol kas labai jaukiai įsitaisęs pirmoje vietoje ir nežada jos niekam užleisti. Jis turi 20 taškų. Artimiausias jo persekiotojas, tai yra švedas, turi 17 taškų, tai 3 taškų atotrukis. Na, mums dabar aišku būtų labai neblogai, žinoma, linkint ukrainiečių sėkmės, bet kažkur taip slapčia vilėmės, kad jo rezultatas bus prastesnis nei Modesto Struckaus. Tai būtų neblogai, nes tai būtų jau Modesto rovimas link aukščiausio pakilos laiptelio, tai palaiko panevėžiečiai ukrainietį, o jėgos silpsta, jau matosi iš paskutinių ir žiūrėkime, kasgi čia ką tik įvyko. Rezultatas 56 sekundės, geresnis nei Vytenio, prastesnis nei Luko ir svarbiausia, prastesnis nei Modesto Struckaus. Taip, Modestas pasiema maksimalų taškų kiekį, antras Danas, Lukas Mataitis, 3, šaunuolis Lukai. Ukrainietis 4, Pauža irgi gerai pasirodė, 5, Saulius Kikas 6, Tomas Šliupas 7 ir švedas, kuris buvo kol kas antras, šioje rungtyje tik tai 9, praranda labai jisai daug taškų. Faktas, kad Modestas kyla į viršų ir įsitaiso antroji vietoje ir tik tai 1 taškas mūsiškį skiria nuo ukrainiečio. 3, 4 vietas dalinasi švedas su Danu, Saulius Kikas 5, netiek ten ir daug, 1 taškas. Ir galima taip pat lipti ant 3 pakilos laiptelio. Gerai, kokia atkakli kova, o mes keliaujame į 4, labai sunkia rungtį. Tai yra padangos vertimas. 160 kg padangos vertimas. 5 kartai pirmin, 5 kartai atgal. Laimi tas, kuris greičiausiai apverčia šią padangą. Viskas Saulius Brusokas gražiai susakė, laiko limitas tiesa yra 75 sekundės. Laimi greičiausiai 10 kartų apvertęs sportininkas. Pirmin 5 ir 5 atgal. Matėte patys, kokia atkakli kova. O čia beje yra ir švedas, kuris Europos galiūnų taurės varžybos buvo rengiamos Panevėžyje ir pernai. Ir ten laimėjo Modestas Struckus, kuris dabar antroje vietoje, 1 tašku atsilikdamas nuo ukrainiečio. Tada prieš metus Modestas už nugaros paliko 9 varžovus, tai labai tikimės, kad tas momentas vėl pasikartos. Pernai varžybose jis surinko 46 taškus, antrą vietą užėmė Latvis Didis Zarinš, na, o 3 Johansonas, kuris kaip tik ir čia yra. Na, pažiūrėsime, kaip jam seksis. Labai įtempta turnyrinė lentelė ir tikrai įdomu stebėti šias varžybas. 27 taškai, ukrainiečio 26, 1 taškas tik tai skiria nuo ukrainiečio Modestą Struckų. Na, o žiūrim, Johansonas, švedas, 3, 4 vietą dalinasi. Ir atskaitos taškas yra 1 minutė, 1 sekundė. Maksimilianas, švedas, čia 2 švedų tautiečių kova buvo, kiek prastesnį laiką rodė. Na, o dabar Tomas Šliupas ir suomis Niko Vautilainėnas. Kol kas, žiūrėkime, kurgi jie yra turnyrinėje lentelėje. Taip, Šliupas po 3 rungčių 6, na, o suomis 10. Tai čia dabar Tomui nereikėtų žiūrėti į savo oponentą, svarbiausia pagerinti prieš tai buvusi rezultatą.
ir tikėkime, kad jam pavyks. Na, viskas kol kas kaip iš pypkės. Taip ir toliau, Tomai, dar nemažink tempo. Matome ir Ukrainos vėliava plevėsuoja. Palaiko ir šių varžybų lyderį. Na, fantastiškai gerai pasirodė. Tomas Šliūpas 41, ten 42 sekundės. Netgi 38 ir 15. Labai geras rezultatas. Akivaizdu, kad Tomas turėtų gauti daug taškų. O taip pat džiugina ir dar vienas dalykas. Modestas Struckus. Labai, taip, 38-15 Modestas Struckus. Nepaslaptis, kad Galiūnai turi ir mėgiamas, ir nemėgiamas rungtis. Ir Modesto Struckaus ši rungtis yra mėgiama. Čia Vytenis Pauža ir Saulius Kikas. Jeigu matėme dviejų švedų kovą, tai čia dviejų lietuvių kova. Labai gera pradžia, lietuviai mėgsta šią rungtį. Kikas po 3 rungčių 5. Pauža dalinasi 7-9 vietas. Kol kas geriau sekasi Sauliui Kikui. Atsimenate, ką mums pasakojo ne vienoje laidoje Žydrūnas Savickas? Čia svarbu visi veiksmai. Svarbu gerai paimti, užsieniečiai nepratę prie šių padangų raštų, pas juos nėra tų iškilimų, yra tokios plikos padangos. Na ir kaip ne vieną kartą Žydrūnas sakė, čia svarbu keliant dar spėti pakišti ir koją. Tai irgi labai padeda būti greitesniam. Saulius Kikas laimė šią kovą. Na, o Vytenis Pauža, Kiko laiką mes jau žinome, 53-16. Na, o Vytenio Paužos 1 minutė, 1 sekundė ir 16 šimtųjų. Taip, štai tie abu rezultatai ir nenumaldomai artėja. Tai ko laukiame? Ukrainietis ir Modestas Struckus. Ne, čia mums rodo Luką Mataitį. Ir taip, šių varžybų lyderis, kuris kol kas puikiai pasirodė visose rungtyse. Taip, kas norite apžiūrėti ukrainietį, kuris pirmoje rungtyje maišų metimas į aukštį. 1 vieta, traktoriaus tempimas, 1 vieta. Na, tiesa, 3 rungtyje jisai buvo tik 4, bet kol kas jis vis dar lyderis ir pirmauja 1 tašku. Lukas Mataitis, kaip gerai šioje 4 rungtyje. Lukas Mataitis kol kas rodo labai gerą rezultatą. Romanas atsilieka nuo jo 1-2 sekundėm. Kova petys į petį. Lietuvis Lukas Mataitis irgi mėgsta iš šią rungtį. Viskas taip, šaunuolis Lukas Mataitis. Patenkintas, pats patenkinta ir publika. Aišku, kiek kukliau emocijas reiškia ukrainietis. Jo laikas 45 sekundės. O Luko 42-64 šimtosios. Na, o dabar pasižiūrėkime. Oho, kaip gražiai pasidabinęs Modesto Struckaus oponentas Danas Aslakas ir Modestas Struckus. Na, padangos rungtyje, kaip sakė kažkada Modestas, aš tiesiog neturiu prieš ką lygiuotis, esu geriausias šioje kategorijoje. Taip pat daugelis sako, kad jeigu jau aš nenutempiau vilkiko ar traktoriaus, tai irgi mano mylima rungtis, tai jau niekas nenutems. Sako Modestas, kad kuo didesnis svoris vilkiko, tuo man geriau. Man patinka, kai sunku. Na, žodžiu, žinom vieną dalyką, kad padangos vertimo rungtis Modesto Struckaus arkliukas. Ir dabar bandau žiūrėti. Taip, viskas man atrodo gerai. Tai buvo geriausias laikas 37 sekundės ir 4 šimtosios. Tomo Šliūpo buvo 38 ir 15. O čia Aslakas, Andersas Aslakas Danas. Ir po 3 rungčių jisai dalinasi 3-4 vietas. Jam labai svarbus čia taškai šioje rungtyje. Artimiausias jo persekiotojas yra švedas. 1 minutė 1 sekundė. Na, o Danas paslydo šioje rungtyje ir padangą jis pervertė viso labo tik tai 4 taškus.
Danas barsto taškus, taip, Modestas pasiema maksimalų 10 taškų. Šaunuolis Tomas Šliūpas antras irgi labai gerai. Žiūrėkit, gražu žiūrėti. Ketvirtoje rungtyje padangos vertime. Lietuviai mėgsta šią rungtį, pirmos 3 vietos lietuvių. Ukrainietis ketvirtas, kiti lietuviai Modestui padeda su taškais ir man atrodo, mūsų Modestas turėtų šauti į viršų ir labai gerai turėtų pasigerinti savo poziciją turnyrinėje lentelėje ir kiti lietuviai. Modestas Truskus 2 taškais lenkia ukrainietį, nors prieš tai atsiliko 1 ir Saulius Kikas kyla į 3 vietą. Tomas Šliūpas su švedu dalinasi 4-5 vietas. Čia dar gali būti labai gražus vaizdelis po visų rungčių, iš viso 6 rungtys, taigi lieka mums 2. Pačios svarbiausios, grįšim netrukus. ...300 kg atkėlimas per 60 sekundžių. Laimi tas galiūnas, kuris atkelia daugiausia kartų. Na taip, viskas labai paprasta, laimi sportininkas daugiausiai kartų atkėlęs prietaisas, svoris nemažas, 300 kg. Na, o čia švedas, labai jam svarbi rungtis. Priminsiu, kad švedas dalinasi 4-5 vietą su mūsų Tomu Šliūpu. Ir dabar kiekviena rungtis yra aukso vertės. Na, aš įsivaizduoju, kad visi galiūnai jaučia didžiulį jaudulį. Aišku, labai svarbu prieš kiekvienas varžybas tinkamai nusiteikti. Nepaslaptis, kad kai kurie galiūnai prieš varžybas medituoja, kai kurie eina pasivaikščioti, kiti atlieka jiems padedančius susikaupti veiksmus. Na, o kitiems tiesiog svarbiausia ramiai užmigti ir ryte atsikelti be jaudulio. Taip, švedas 6 kartai turim atskaitos tašką. Matome, kad švedas turi nemažai gerbėjų. Ten palaikančiųjų būrys girdisi netgi čia. Ir suomis dabar pasirodo. Švedas uždavė toną. Mes jau turime į ką lygiuotis po 4 rungčių. Suomis dalinasi 8-9 vietas, jo artimiausias persekiotojas, na, žmogus, su kuriuo einama petys į petį, yra Vytenis Pauža. Tai mes čia irgi viena akim stebėkime, kiek iškels suomis, kad Vytenis galėtų daugiau. Ir žiūrėkit, suomis pakartoja švedo rezultatą, 6 atkelimai, 300 kg. Na, jeigu dar vieną atkels, laiko jis tam turi, šaus į lyderius. Nežinau, ar užfiksavo, Saulius Brusokas užfiksavo. Panašu, kad taip, bent jau tas 7. Daugiau ne, sako tikrai, daugiau ne. Ačiū už dėmesį, padariau, ką galėjau. Na, švedui suomis pakišo koją. Akivaizdu, kad dar mažiau taškų jisai gaus, bet aišku, labai dar daug kas priklauso nuo kitų pasirodymų, ką pademonstruos kiti galiūnai. Prieš paskutinę rungtis, taip. Čia yra ukrainietis, kuriam beprotiškai reikia gero rezultato. Taip, ir kad nenuviltų žiūrovus. Ir kad pakovotų dėl pirmos vietos. Prieš paskutinę rungtis. Daugiau jau nebėra kur taupytis. Aišku, galiūnų varžybos tikrai nėra lengvas užsiėmimas, be viso to, kad kai kurie treniruojasi 5 kartus per savaitę. Dar nepamirškite, kad čia televizijai transliacijoje viskas gražu, viena po kitos. Šiaip tos varžybos, kai kurios užtrunka netgi ir 5 valandas, kartais ir 2 dienas būna skeliamos. Tai čia ištvermės tikrai reikia žvėriškos. Taip, pakartotas švedo rezultatas, ar bus pakartotas suomio rezultatas? Fiksuos Saulius Brusokas, taip. Patenkintas, maksimum, ką galėjo padarė ukrainietis. Na, nežinau, ar mums nuo to geriau. Mums svarbiausia, aišku, yra mūsų sportininkas Modestas Truskus. Čia Tomas Šliūpas. Tomui irgi labai svarbus pasirodymas. Tomas šiaip mėgsta šią rungtį.
Dabar Tomas dalinasi 4., 5. vietą su švedu, kuris atkėlė 6 kartus. Tai sakom taip, Tomui reikia 6 kartų, kad išlaikytų intrigą. Na, o jeigu daugiau nei 6 kartai, tada Tomas gali tvirtai įsitvirtinti 4. vietoje, o ten žiūrėk jau ir ta 3. visai pasiekiamas. 7 kartai, bravo, pakartojamas ukrainiečių rezultatas, pakartotas suomių rezultatas, laiko dar yra. Nu, Tomai, jeigu bus 8, nušluostysi visiems nosis. Bravo, taip. Patenkintas, taip išsiveržė emocijos suplėšytų marškinėlių formą. Štai ką reiškia konkurencija. Daug panašaus pajėgumo sportininkų ir čia turi nugalėti pats save. Na, visiems neblogai čia sekasi. Pažiūrėsime, kaip Modestas Struckus. Na, reikia, kol kas yra 2 taškų persvara. Na, neaišku, kaip Modesto Struckaus pirštai. Modestas Struckus 3 kartai. Čia labai, beje, įdomus dalykas. Alytiškis, sakoma, kad stipriausias dzūkas per visą istoriją. Nuo 5. klasės jisai aktyviai sportavo dziudo. Tada norėjo išbandyti štangas. Specifika šiek tiek kitokia. Tada darė traumą. O vėliau vėl darė pertrauką. Tada vėl grįžo prie sporto. Norėjo eiti ir kultūrizmo keliu, bet buvo per aukštas tam. Na, žodžiu, vėliau, kaip jisai pats sako, 7 metus auginau masę. Na, gal kuklų šiek tiek, 5 kartai. 5 kartai tai reiškia, kad Modestas barsto taškus. Tomas Šliūpas pasiema maksimumą. Negerai, ukrainietis su suomiu pasiema 2., 3. vietas, o Modestas dalinasi 5., 6. vietas. Arba rezultatas lygus, arba ukrainietis vėl grįžta į 1. poziciją. Na, žiūrėkime rezultatus. Po 5 rungčių. Oi, 1 tašku pirmauja ukrainietis, 2. vietoje Modestas. Tomas Šliūpas šauna į viršų. 3. vieta, 3 taškų persvara prieš švedą. Na, ko gero, Saulius Kikas į 3-tuką nepateks, bet žiūrėkit, su švedu dar galima ir pakovoti. Taigi sergam už Modestą, sergam už Tomą. O čia paskutinioji rungtis ir jos pristatymas. 130 kg maišaus įmetimas ant peties. Laimi tas galiūnas, kuris per 75 sekundės užsimeta daugiau kartų. Įdomiai, originaliai skamba, maišo užmetimas ant peties, bus kaunamasi poromis, svoris 130 kg, laiko limitas 75 sekundės ir kas daugiausiai kartų užsimes ant peties. Čia yra iš tikrųjų kentėjimo tokia rungtis, nėra lengva, čia reikia nagais, dantim. Per negaliu bandyti kelti. Vytenis Pauža. 8., 10. vietas jisai dalinasi prieš paskutinį rungtį. Na, čia labai svarbu suimti, matote, skirtingos technikos. Vieni keliais padeda, kiti stengiasi iš karto ant krūtinės užsimesti. Na, galite pasižiūrėti įvairias naudojimo technikas. Akivaizdu alinanti rungtis, reikia labai daug jėgų, reikia labai daug kantrybės, reikia užsispyrimo. Aišku, galėtų ir publika labiau palaikyti. Taip, tą būtent ir daro pranešėjas. Šitoj rungty labai reikia žiūrovų palaikymo. Kartais dargi būna, kad metiesi ant peties, o jis nukrenta tas maišas. Na, žiūrime, viskas, paskutinė rungtis atlaikė. Bravo Vyteniui Paužai. 3 kartus jisai užsimetė ant peties šį svorį. Na, o Maksimilianas švedas 5 kartus. Tai 5 kartai kol kas yra geriausias rezultatas. O čia Danas, Aslakas, Andersas ir Saulius Kikas. Na, kol kas geriausias rezultatas 5 kartai. Žiūrėsime, kaip čia bus. Kol kas po
5 rungčių, Saulius 5. Na, o žiūriu, Danas nukrito ir dalinasi 9-10 vietas. Na, svarbu. Ne, atsiprašau, Danas 6. Taip, Danas 6. Tai čia kova dėl 5 vietos. Nėra lengva, tikrai nėra lengva rungtis. Ir Sauliui Skikui nesiseka tas maišas. Sunku suimti, man atrodo, kad Saulius jau to ūpo vis mažiau. 20 sekundžių. Gerai išgirdau. Reikia Saulius Brusokas dar liko. Ai. Ne, man atrodo, Saulius jau numos ranka. O Danas dar užsispyręs. Ir man atrodo, kilstels į viršų Danas. Saulius 3 kartai. Na, tas minimalus iškelimas ir žiūrime Danas, užsispyręs 4 kartus. Na, čia ko gero ir buvo ta kova dėl 5 vietos. Danas įsitvirtina 5, Saulius Skikas 6 vietoje. Jeigu ten buvo dėl 5 vietos, tai čia Tomas Šliupas ir Karlas Johansenas. Kimas Johansenas, atsiprašau, švedas ir lietuvis. Ir Šliupas 3 vietoje buvo prieš šią rungtį. Na, o švedas 4. Juos skiria 2 taškai. Tai, sakykim taip, na, kuo mažiau klaidų reikia padaryti Tomui Šliupui, jeigu nori išsaugoti tą 3 vietą. Jeigu surinks tiek pat, kiek švedas, viskas bus gerai, bet rezultatai tikrai geri čia. Ojojoj. Na, Tomas įnirtingai palaikomas. Ar pavyks jam išsaugoti tą 3 vietą? Dar, Tomai, nepasiduok, pirmin. 3-4 vietos. Taip, viskas gerai. Jokių klaidų nepadaryta. Bet koks rezultatas. Įsivaizduojat, kokį spaudimą Tomas turėjo atlaikyti? Švedas 7 kartai. Tomas Šliupas periferinių matymų žiūrėjo, ką darė švedas. Lygiai tiek pat kėlė. Ir dar vienu daugiau. Na, o čia dėmesį, čia tai bent varžybos. Kova dėl 1 vietos. Modestas Truskus. Ir Ukrainos atstovas, kuris pirmauja 1 tašku. Na, Lietuvoje sportininkų apie 10, kurie tai profesionaliai sportuoja, kurie varžybose patenka. Modestas Truskus tas vėlyvasis galiūnas, bet labai greitai šovęs į viršų. Pradžioje varžybose dalyvavo Lietuvoje vykstančiose. Rezultatai vis gerėjo, prižiūrėjo save, daug į save investavo. Kolegos pastebėjo, Žydrūnas Savickas pastebėjo, pasiūlė eiti į profesionalias varžybas. Ir atomazga, gerbėmieji, artėja. Ar pavyks išlaikyti šią įtampą? Kas bus pirmas? Ukrainietis ar lietuvis? Modestas Truskus padarė viską 9 kartai. Ne, 8 kartai ir 1, 8 kartai ir kitas. Ai, 1 taškas. Čia tai bent varžybos. Čia tai bent emocijos. Matome, Tomas Šliupas puikiai pasirodė, Modestas puikiai pasirodė, ukrainietis puikiai, visi iškėlė maišą 8 kartus. Na, įdomus mūšis buvo. Švedas su Tomu. Abu žinojo, kad reikia taškų. Tomas matė, 1 daugiau iškėlė. Ukrainietis puikiai žinojo, kad jam reikia bent tiek pat iškelti, kiek Modestas Truskus. Modestas padarė viską, ką galėjo. Ir vis tik to 1 taško pranašumą ukrainietis išsaugojo. Bet šiaip, nevarykim Dievo į medį. Ukrainietis 1, lietuvis 2.
kitas lietuvis trečias. Fantastiškos varžybos, fantastiškos emocijos, didžiausi sveikinimai Tomui Šliupui. Gan sunkiau pradėjo į šias varžybas, bet vėliau vis gerino rezultatus. Na, o ir Modestas Struckus. Šaunuolis, linkėjimai jo šeimai, žmonai, dukrytei, tėvams, kurie ir palaiko, ir serga už Modestą Struckų, ir močiutė, kuri sako, kad kažkada tai važinėdavo į varžybas, bet vėliau nebevažinėjo, nes sunku stebėti. O čia nugalėtojo. Interviu. Saulius Brusokas sako, nustebinai tu mus, praeitais metais nelabai tau pasisekė, o šiais metais viskas puikiai. Найскладніша вправа для мене була – це покришка, я її дуже мало тренував. Також для мене було в новинку фронт-холд, тому що я готував дамбл, але сьогодні дамбл зламався, поставили іншу вправу, але це не проблема, я виклався на всі 100, тому у тому році я отримав травму і готувався всього 2 місяці, тому виступив погано. Na taip, praeitais metais turėjau traumą, todėl negalėjau pilnu pajėgumu varžytis, o šiais metais visos aplinkybės puikiai sukrito ir aš esu patenkintas, laimėjęs pirmąją vietą čia Lietuvoje stipriausių vyrų krašte. Net nebejoju, kad neprailgo šios varžybos, tikrai buvo jas įdomu stebėti. Stebėkite ir toliau Baltijos televiziją, žiūrėkite ir sulaukite Galiūnų varžybų, kurios visada papuošia kasdienybę ir priverčia didžiuotis. Ačiū ir iki.